Dabartinis pasaulis blogas. Jis nehumaniškas, nesąžiningas, neteisingas. Tai pinigų pasaulis. Jis ne žmonėms. Jis yra tiems, kurie tuos pinigus gamina. Kas yra gero gyvenimo pagrindas? Darbas? Bet kodėl tuomet bankininkas gyvena 100, 1000 kartų geriau už darbininką, žemdirbį, biržos spekuliantas? Kodėl jis gyvena geriau? Taigi visi jie ką, daugiau dirba? Nesąmonė, jie nieko negamina, jokių materialinių vertybių. Tuomet kodėl? Nežinote? Jo labiau stebitės? Žinoma, dabar visą tai žiūrėdami. Tuomet viską nuoširdžiai. Na kaip, bankininkas ir darbininkas. Jis paprastas darbininkas, kaip aš arba mano kaimynas Vaska. Bankininkas tai bankas, pinigai, ryšiai, o mes su Vaska kas? Niekas. Suprantama, bankininkas gyvena geriau už mus. Tarp kitko, nieko tikro čia nėra. Tiesiog visi jau įprato prie tokios padėties, kad visą tai priima kaip būtina. Bankininkas ir turi gyventi geriau. Kitaip ir negali būti. Tačiau kitaip būti gali. Tai kodėl vis dėlto yra taip? Kodėl bankininkas dirba mažiau, o gyvena geriau? Tarp kitko, intuityviai jūs ir patys jaučiate atsakymą. Todėl, kad bankininkas tai bankas, pinigai. Juose ir yra esmė. Esmių esmė. Ir apie juos mums dabar verta ir pakalbėti konkrečiau. Ir taip, kas tai yra pinigai? Niekada nesusimąstėte? Priemonė atsiskaityti? Darbo matas? Kaip jūs iš vaikystės įtikino? Reikia dirbti. Dirbti. Pinigai patys iš dangaus nekrenta ir reikia sąžiningai savo prakaitų juos užsidirbti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Žinoma. Pasakykite tai tarp kitko kokiam nors Abramovičiui, sąžiningai ir prakaituotų veidų viską užsidirbusiam, visus savo milijardus. Taip, reikia dirbti. Tik kas iš to? Menka pensija ir pusiau alkana senatvė? Skurdas? Visą gyvenimą kuprinaisi svetimam dėdei, iš tavęs atėmė visas jėgas ir sveikatą, sunkia kaip citrina, o paskui paprasčiausiai išmetė į šiukšlyną, kaip įprasta šiukšles, kaip atidirbta medžiaga. Ar taip reikia? Bet juk tokia realybė, baisi šiuolaikinio pasaulio realybė. Todėl visų mūsų tikriausiai tai ir laukia. Nes dabar daugumos žmonių gyvenimas taip ir baigėsi. Kai baigėsi jų motinoms, tėvams, senelėms ir senelėms, kai baigsis esant dabartiniai padėčiai jų vaikams, anūkams, proanūkiams, paskui savaime suprantama ir jų vaikams ir anūkams ir jiems. Taip sutvertas pasaulis. Kodėl? Visa tai yra neteisinga. Taip negali būti. Kodėl vieni turi daug, o kiti nieko? Kodėl vieni maudosi prabangoje, kiti nuo pertekliaus iš proto eina, o dar kiti nesuduria galo su galu? Nežino, kuo vaikus maitinti, nors vieni ir kiti dirba sąžiningai. Kodėl? Juk mes visi žmonės, broliai, juk mes visi lygus. Tai kodėl? Tai todėl, kad aplinkui yra vien melas. Netikėkite niekuo, ką kasdien kalba jums iš televizijos ekranų sotus, apgaulingi gyvenimo šeimininkai. Ir žmonės visiškai nėra lygus, ir pinigai nėra darbo matas. Visa tai melas, įžūlus ir klastingas. Melas, melas ir dar kartą melas. Šakotos spanguolės. Makaronai, kurie jums klastingai kabinami ant ausų. Žmonės havalo. Kodėl? Kad būtų jūs lengviau valdyti. Štai jūs ir oligarchas. Jūs lygus? Kuo? Gyvenate jūs skirtingai, maitinate skirtingai, ilsitės taip pat skirtingai.
Jis ir pinigų išleidžia daugiau per dieną nei jūs per metus. Jo žmona nuolat leidžia laiką Kuršavelį, o jūsų? Jis geriausiose Šveicarijos klinikose gydosi, o jūs kur? Jo vaikai ir jūsų. Palyginate. Na ir kuogi jūs esate lygus? Tikriausiai teisėmis lygus. Kažkaip aš apie teisės ir pamiršau. Aišku, Rusijos konstitucijoje parašyta apie tai, ar ne? Ant tvoros tiesa taip pat daug kas parašyta. Gera ir protinga. Paskaitykite laisvalaikiu, įsigilinkite. Teisė į darbą? Na ką, yra pas mus tokia teisė šalyje, yra. Kas nuginčys? Dirbkite. Kaip sakoma, cum quicque. Kiekvienam sava. Teisė rinktis ir būti išrinktam? Na kągi, rinkti žinoma galima. Rinkite į sveikatą, balsuokite. Už tai dėl to būti išrinktam, jūs rengėtės kažkur, norite būti išrinktas. O pinigėlius turite? Aukso atsargas. Prieš rinkiminiai kampanijai yra pinigų? Ne? Nėra? Na tai kągi, būkite ramus. Eikite prie savo staklių ir dirbkite toliau. Ir nelyskite ten, kur jums nepriklauso. Rinkimai tiems, kurie yra grynesni. O kas dar? Tai nesmė. Nėra prasmės toliau tęsti. Tikiuosi ir tai viskas aišku, kokios jūsų abiejų teisės ir kieno yra lygesnės. Dabar apie visuotinę lygybę ir brolybę supratote tikriausiai. Dabar kalbėsime apie pinigus. Apie darbo matą nekalbėsime. Tai pasakos idiotams. Jokie tai ne matai. Priešingų atveju jūs maudytumėtės kaip sūris svieste. Arba jūs, sakykime, mažai dirbate, o tai jie ką? Mazgai, pančiai, grandinės, stiprios ir nenutraukiamos grandinės. Apie kokius čia vergus 21 amžiuje? Kokius? Tai jūs ir mes. Visi aplinkui. Jūs, mes, jie, visi. Nes visi mes vergai. Pinigų vergai. Tiksliau vergai tų, kurie juos spausdina. Mūsų ir jūsų šeimininkai. Nė trupinėlio niekas nepasikeitė žemėje per šiuos šimtmečius. Ohoho! Taigi iki šiol mes gyvename vergvaldžių pasaulyje. Išoriškai tai šiek tiek kultūringiau, subtiliau. Grandinės dabar ant kojų ne tokio surūdijusio plieno, bet nematomos, nepastebimos ir besvorės. Jų tartum ir nėra. Eik kur nori, daryk ką nori, tu laisvas. Tačiau iš tikrųjų jos yra. Ir nei kiek mes nesame laisvi. Laisvė tai iliuzija. Pinigai, štai ką viskas remiasi. Kur tu gali nueiti be pinigų? Dabar juk ne akmens amžius, oloje nesėdėsi, žvėries kailių neapsirengsi, mamuto nenudobsi. Bet ir kur jie yra tie mamutai? Reikalingi namai, rūbai, maistas, o visa tai pinigai. Pinigai, vėl pinigai, be jų prakeiktųjų nežingsnio. O kur juos imti? Teisybė, uždirbti. Įsiklausykite, grandinių skambėjimas, botago pliaukšėjimas ir prižiūrėtojų riksmas. Jūs niekada negalvojote apie tai, kad prekiauti savimi yra amoralu, kad tai yra panašu į prostituciją? Parduoti savo jėgas, savo laiką, kuo tai skiriasi nuo prekybos savo kūnu? Jeigu visi nustos dirbti, tai kaipgi bus tuomet? Vėl į uolas persikraustysime ir apsirengsime žvėrių kailiais? Tiesa, visa tai tiesa. Labai protinga, logiška ir išradinga. Kaip 2 kart 2. Net ir aš supratau.
Aš ir sakau, kad praktiškai niekas per šiuos amžius Žemėje nepasikeitė. Ir tokios įtikinamos išvados skambėjo tikriausiai senais laikais, kada darbdaviai jas aiškindavo savo nesupratingiams vergams, kurie nelabai norėjo jiems dirbti. Kvailiai. O vėliau, jau sąlyginai neseniai, istoriniais laikais ir dvarininkai savo baudžiauninkams. Juk jūs dirbti, erodai, nustosite, žemę arti, sėti, pjauti, tai kaip bus tada? Viskas grius, visa visuomenė, juk mes visi iš bado mirsime, sužvėrėsime. Taip, dirbti būtina. Dirbti, kurti kažką reikalingą, naudingą. Kitaip visuomenė žlugs. Dirbti reikia, bet savo noru, o ne dėl dubenėlio sriubos, ne dėl to, kad tiesiog išgyventum. Užsiimti reikia tuo, kas patinka, dėl ko gera širdžiai. Ir antra, jeigu apie tai kalbame, jeigu reikia, tai žinoma visiems. Juk visi lygus. Situacija yra tokia, kad vieni uždirba pinigus šachtoje, prie staklių, savo sūrių prakaitų ir krūvinom rankom visą tai uždirba, o kiti juos tiesiog piešia. Koja ant kojos užmetę, sėdi ir geria brangų alkoholį. Tai nenormalu, nepriimtina ir iš viso neleistina. Pinigai tai tik tai popierius, bilietėliai, fantikai, nieko konkrečiai nepadengti ir juos atitinkamai paprasčiausiai piešia. Na, spausdino, o paskui dalyja vergams kaip atlyginimą už darbą. Duoda, sakykime, dar vieną popierėlį, padidintą atlyginimą ir vergai laimingi. Filmą Vestuvės Malinovkoje pamenate? Imk, o aš sau dar nupiešiu. Šokiravo. Deja tokia tiesa, mūsų ir jūsų karti realybė. Kaip sudarytas finansinis pasaulis? Piramidė. Viršuje FRS, JAV federalinė rezervinė sistema, analogas mūsų centrinis bankas, kuris spausdina dolerius. Kiek? Ogi kiek panorės, tiek ir atspausdins. Ne, žinoma, kažkokių savų vidinių normų ir taisyklių laikomasi. Stengiamasi, pavyzdžiui, neprispausdinti dolerių ypatingai daug, kad galų gale jie nenuvertėtų. Ir taip toliau. Bet iš esmės kiek panorės. Sava ranka valdovė. Vidinių apribojimų pas juos nėra jokių. Visiškai. Tik tikslingumas. Žemiau yra įvairių šalių centriniai bankai, dar žemiau visi kiti vietiniai nacionaliniai bankai. Tai žinoma kiek supaprastinta, bet iš esmės atitinka bendrą paveikslą. Kodėl iš viso reikalingi bankai? O, vaizdžiai kalbant, bankai visuomenės organizme atlieka kraujagyslių vaidmenį. Per jas pinigai, tai yra kraujas, iš širdies centrinio banko teka į visus organus. Apiplauna juos, neša jiems gyvybę. Tai neša. Tai bet kuris ekonomikos vadovėlis. Iš viso, kokie čia doleriai ir visa FRS, federalinė rezervinė sistema reikšmė turi mums, mirtingiesiems. O pačią paprasčiausią reikšmę. Doleriai yra pasaulinė valiuta. O ką jūs nežinojote? Pavyzdžiui, Rusijos centrinis bankas vienas mažas, bet išdidus paukštelis. Rublių atspausdinti be Amerikos federalinės rezervinės sistemos leidimo jokių būdų negali. Patiekė Amerikai naftos ir dujų už milijardą dolerių, už vagoną prikarpytų spalvotų popierėlių su garsių Amerikos prezidentų portretais. Štai tuomet gali ramia sąžinė ir rublių už milijardą dolerių išspausdinti. O kitaip iš tarptautinio valiutos fondo išvys. Ir iš viso rubliai nebebus laisvai konvertuojama valiuta. Na tiek to. Ši tema jau yra kito pokalbio reikalas. Mano svetainėje vėliau paieškosite. Neatitrūkime. Grįžkime prie piramidės. Na gerai. Kraujagyslės apiplauna. Visa tai žinoma labai kilnu.
Bet štai pagrindinis klausimas. Kodėl bankininkas gyvena geriau nei darbininkas? Į tą klausimą iki šio laiko mes atsakymo ir negavome. Na ir kas, kad jis kraujagyslė? Premiją už tai duos? Talonus pagerintai mitybai? O aš tai namus statau. Arba duoną kepu. Tai yra labai svarbu. Jis ką, daugiau už mane dirba? Ne. Tai kodėl? Štai aš dirbu, ariu kaip ir tėvas Karlas nuo ryto iki nakties. Dėl visuomenės gerovės atseit stengiuosi. O vis negaliu išsimokėti kredito. Ir mano pažįstami taip pat. Tai ką, tai normalu? Tai aišku neteisinga. Tokia amžina kreditinė problema. O kam aš skolingas? Bankams? Toms kraujagyslėms? Viską apiplaunančiams, kad jie skurbala. Tik ką man reikalingas tas apiplovimas? Trumpiau tariant, apkvailina mūsų brolį štai ir viskas. Naudojasi tuo, kad mums, paprastiems dirbantiesiems, nėra kada išsiaiškinti visą tai. Šitas jų gudrybės suvokti. Juk reikia šeimą išlaikyti. Tai ir naudojasi, važiuojant mūsų kuprios. O tai nariai ir organai. Žinoma mes tuos narius ir organus. Tyliau, ramiau. Na ir kągi, panagrinėkime kartu, gerai? Ramiai ir neskubėdami. Tik tai reikės pasitempti. Perspėju. Netaip jau paprasta išnarplioti per keletą minučių tai, kas buvo sunarpliota per amžius. Geriausi ir aštriausi žmonijos protai. Bet pasistengsime. Galų gale pademonstruosime kai ką vaizdžiai. Iš dabartinių bankų gyvenimo. Gyvą pavyzdį, taip sakant, parodysime. Kad būtų suprantamiau, jums patiks. Įsivaizduokite įprastą kasdieninę situaciją ir stebėkite rankas. Štai tokie Kolė ir Olė ir yra toks Ivanas Ivaničius, Kolios ir Olios bankininkas. Jie abu pas jį pinigus laiko. Todėl vardu ir pavardę pagarbiai. Kolė labai nori nupirkti iš Olios, pavyzdžiui, dviratį, bet jis neturi pinigų. Tiksliau tariant, mažai turi, iš viso 10 rublių. O Olė nori už savo brangų dviratį 100 rublių. Problema. Kaip elgiasi Kolė? Jam labai norisi, užsidegė vaikinas. Įteikė Oliai savo 10 rublių užstatą ir prašo jos niekam dviračio neparduoti. Greitai atseit ir likusius pinigus atneš. O pats tuo metu bėga į savo banką pas gerbiamą Ivaną Ivaničių kredito 90 trūkstamų rublių. Pinigų Ivanas Ivaničius skaityčia šiuo metu nelabai turi. Bet jis puikiai žino apie 10 rublių, kurios Kolė jau atidavė Oliai. O kur Olė jos dės? Žinoma, į savo banką Ivanui Ivaničiui. Kamgi dar? Todėl Ivanas Ivaničius prašo Kolės ateiti kitą dieną, tikėdamasis, jog kitą rytą 10 rublių jau jis turės iš Olios. Tai štai kaip viskas vyksta. Kitą dieną Oliai banką atneša 10 rublių. Bankas išduoda tuos 10 rublių kredito Kolei. Kolė to juos atiduoda Oliai. Olė ir vėl deda į banką, bankas ir vėl išduoda juos kaip kreditą Kolei. Ir taip toliau. Kol kvailelis Kolė tokiu būdu dviračiai surinks. Nesusipainiojate dar? Pakentėkite. Sakau, demonai, 1000 metų painiojo, akis jums smulkino. Ekonomistai, finansininkai, kad juos kur. Bet nieko, išpainiosime, išsiaiškinsime. Ir pagaliau, kągi mes turime? Olės dviratis atiteko Kolei. Vau! Bet užtat Kolė skolingas bankui, tai yra Ivanui Ivaničiui 90 rublių. O bankas savaime suprantama skolingas 100 rublių Oliai. Kitais žodžiais tariant, tie 10 rublių, kuriuos pradžioje turėjo Kolė, kažkokiu stebuklingu būdu pavirto jau visų 200. Tai yra 190 rublių skolos, plus 10 realių rublių. O galėtų ir 1000, ir milijonų, ir milijardų, jeigu prekė būtų brangesnė. Jeigu 10 rublių banknotas ilgiau cirkuliuotų apyvartoje,
Daugiau ciklų padarytų, apsisukimų. Štai ir viskas. Ir kas čia dabar išeina? Gelbėkite, geri žmonės. Bankai, vadinasi, irgi gamina pinigus. Maža mums FRS, smala jų nematė, bet dabar dar ir bankai. Visi, trumpiau tariant, išskyrus mus ir jūs. Vien tik mes negalime dalyvauti gyvenimo šventėje. Na, kad mums bent šiek tiek galima būtų nupiešti. Juk iš viso daugina be jokios kontrolės, o mes su jumis stebimės. Na ir kvailučiai, na ir naivus. Aišku dabar kodėl. Kas pinigus paišo, tas ir gyvena. Ir negana to, vargšas Kolė dabar su banku niekada neatsiskaitys. Niekada. Kaip jis besistengtų, tiesiog jis kvailys apie tai neįtarė. Nesuprato, kad jis dabar bus banko vergas. Sėdės kredito baloje per amžius. Juk tų 90 rublių, kuriuos jis skolingas Ivanui Ivaničiui, iš viso nėra. Jie neegzistuoja. Gudruolis Ivanas Ivaničius padarė juos iš nieko, sukūrė iš oro. Pliaukštelimu ir 10 rublių pavirto 200. Taip, bet bankas dabar ir pats yra skolingas 100 rublių Oliai, paprieštarausite jūs. Jis taip pat pasirodo yra skolingas Oliai ir atsiskaityti niekada negalės. Tai kur čia tada pelnas? Kur čia tas pokštas? Ha! Kur pokštas? Tai tame, kad tokių Olių banke daug. Tūkstančiai, milijonai. Ir visi jie vienu metu savų pinigų į banką niekada neteis. Tuo labiau, kad vienai Oliai bankas pinigus iš kitų 10 Olių duos. Tai yra bankui ta skola visiškai nebaisi. Skola iš esmės tik virtuali. Tiesiog egzistuoja tik popieriuje. Na arba kompiuteryje. Realiai jos niekada niekam nereikės išmokėti. Nebent panikos atveju, kada išgąsdintos Olės staiga atlieks savų pinigų visos kartu. O mes galvojame, kodėl bankai bankrutuoja. Tai dėl to, kad pinigų visoms toms Olėms neužteks. Ten tik 90% oro, alyvų rūkas. Ir taip, banke viskas normalu. Jis žydi ir kvepia ir nėra ko jaudintis. Tačiau visai kiti reikalai Koliai. Štai jam mokėti teks. Ir nuolat, ir dar kaip teks, su procentais ir baudomis, patys žinote, imti naujus kreditus, po to vėl kitus, ir dar, ir taip iki begalybės, iki pat galo, iki pat gyvenimo pabaigos. Išeities iš to kreditinio spaudimo nėra. Išeitis neegzistuoja. Iš principo viskas. Spąstai užsidarė. Kolė dabar yra amžinas banko skolininkas. Jis yra jo vergas. Jis dabar jam ars ir ars. Kol mirs. Ir vis tiek neišsimokės. O paskui ars jo vaikai, anūkai, jie taip pat bus banko vergai. Tiksliau tariant, tos baisios pasaulinės finansinės sistemos, kurie ir pagimdė tą negailestingą, nežmonišką mechanizmą. Ir kuri turi būti galų gale sunaikinta. Finansinė apokalipsė. Tik ji gali nutraukti mūsų finansinės grandines ir mus visus išgelbėti, galų gale išlaisvinti iš amžinos vergijos. Jos apvalomoje liepsnoje be pėdsakų sudegs seną ir gims naują. Sudegs ir permainų vėjyje bus išblaškyta federalinė rezervinė sistema. Tas nepasotinamas aštunkojus, voras, supainiojęs savo lipniais finansiniais tinklais visą pasaulį. Išnyks ir sudegs dabartiniai bankai. Nieko jie neapiplauna, netikėkite, jie neša visiems, kas gyva mirti. Išgeria syvus, nepasotinamos dėlės.
mirtinai į mus įsikabinusios. Ir iš viso, ką jie daro gerą? Kreditus duoda su savo groboniškais procentais? Ir kodėl bankai ima mokestį procentais už kreditą? Ar niekada negalvojate? Lupikavimas iš viso yra niekingas dalykas visais laikais ir tarp visų tautų, bet dabar jis yra įteisintas. Kodėl? Juk jeigu žmogus ima iš banko kreditą, jis ima jį kuriam nors tikslui, galbūt ką nors naują ir gerą sukurtų, pagamintų, realizuotų kokį nors savo projektą. Juk jis visos visuomenės naudai stengiasi. Ir bankininkams taip pat. Jis gal kažką naudinga visiems nori padaryti. Jį paskatinti reikia, indulgenciją ir nuolaidas jam padaryti, o ne 3 kailius nuo jo nulupti. Tačiau dabartiniai bankai ne tam yra sukurti. Jiems neįdomus visuomenės interesai. Jie rūpinasi vien tik savais, o visuomenė, žmonės, jų nejaudina. Dabartiniai bankai yra ištikimi FRS tarnai, godus kraugeriai, smulkus zombiai ir vampyrai, tarnaujantis gigantiškam ir piktam monstrui, šiuolaikiniam pabaisai grafai Drakulai, kuris įtraukė į finansinę vergovę visą pasaulį ir geria iš mūsų visų kraują, ir toliau jį gers iš mūsų vaikų ir mūsų anūkų, jeigu jo niekas nesustabdys, nesunaikins. Drebulinio pagalio jam, visiems jiems ir sidabrinių kulkų. Apokalipsė, tik finansinė apokalipsė. Kitos išeities mums tiesiog nėra. Mes ne vergai, mes žmonės ir mes renkamės laisvę. Ir laisvė jau ant slenksčio. Dabar atsiradus MMM, finansinė apokalipsė neišvengiama. Iš esmės tai yra tik laiko klausimas. Sėkla pasėta ir ji sudygs. Ji jau dygsta. Tiesiog dabar tą pačią minutę. Ji nežus. Kas tai yra MMM? Globali pagalbos kasa. Viso pasaulio liaudės bankas. Finansinis socialinis tinklas. Kaip tik nori, taip gali jį pavadinti. Esmė ne čia. Esmė yra ta, kad yra savanoriškas, neformalus viso pasaulio milijonų žmonių sukilusių prieš finansinę vergovę susivienijimas. Žmonių, nusprendusių paskelbti FRS ir jų bankams karą ir laimėti tą karą ir dėl to suvienijusi visą savo kapitalą. Tegul kiekvienam atskirai jis ir nėra didelis, bet žmonių daug, milijonai, o visi jau yra didelė jėga, didžiulė jėga, nenugalima ir kiekvieną dieną vis auganti. Ir kieno sąskaita patys bankai egzistuoja? Kraują geria. Oligarchų? Milijardierių? Ne. Tų pačių paprastų mažų žmonių, saugančių pas juos savo kuklės santaupas, sąskaitas. MMM išmuša bankams žemę iš po kojų, atveria žmonėms akis. Kodėl žmonės neša pinigus į bankus? Dėl 8 procentų pelno per metus, esant 25 procentam ir didesnė infliacijai. Tai dėl to, kad jokios alternatyvos nėra. Bankai monopolistai. O kurgi dar pinigus nešti? Kaip oliai, tik Ivanui Ivaničiui. Ne į šį banką, tai į kitą. Ne tam Ivanui Ivaničiui, tai kitam. Petrui Petrovičiui, Sidrui Sidrovičiui. Ir visi jie tuo pačiu tepti. Visi artimi vaikai geros ir rūpestingos mamos FRS voro. Visi jie voriukai. Ir štai dabar alternatyva. Pagaliau atsiranda MMM. Tai tavo artima. Juk čia žmonės padeda vienas kitam. Šiandieną padėjai tu, rytoj padės tau. Nori tapti eilinių kolę ar eilinę olę? Eilinių vergų? Sto geriau į MMM ir tegul tavo pinigai padeda tiems, kam iš tikrųjų jie reikalingi. Mažai turinčiam, invalidui, pensininkui, daugiavaikiai motinai. Pamilk savo artimą, padėk jam. Tai yra tavo didelė bendra spintelė, kur visi žmonės deda savo pinigus, o paskui ima, kai jų reikia, tik kiek tuo momentu jiems būtina.
Negriebia, o būtent ima. Juk iš tikrųjų žmogui pinigų netiek daug ir reikia. Svarbus supratimas, kad jis jų turi. Tikėjimas rytdiena yra būtinas kiekvienam, o MMM kaip tik ir dovanoja žmonėms tą tikėjimą. Leidžia pajusti, jog esi bendras savininkas, kad tu ne vienas, kad sunkiu atveju tau visuomet atstatys petį, ateis į pagalbą, kad tavęs nepames. MMM tai naujos visuomenės, labiau šviesios ir skaidrios ląstelė. Naujo pasaulio, kur jau nebebus dabartinių pinigų, kur viskas bus kitaip, sąžininga ir teisinga, kur nebus jokių vergų ir jokių šeimininkų, kur dirbs visi. Dėl savo malonumo ir dėl visos visuomenės gerovės. Ir kur gėris pagaliau įveiks blogį. Visa tai bus, neabejotinai. Maloniai kviečiame į sistemą.